užblokuosiu. Kiek už akinius mokėjai čia? Pirkau Olandijai. Ar Tenerifei pirkau? Olandijai, man atrodo, Olandijoje. Jo, darbą Olandijai turėjau. Ant ko reikia, ant pragyvenimo. Ant paspirtuko neberenkam, nes čia yra bergždžias reikalas, nesurinksim. Nu, jeigu tu suaugęs žmogus, aš tai galiu priimti, man tai ne problema. Aik tu, dar prasvaigsta nesąmonės. Pats užsiblokuok, aš tai užmutinsiu, kad nerašytų. Neįsi Jungle Kingą, tu nesi influenceris. Jeigu nežinojai, bet kokių pituchų į Jungle Kingą neima. Ten ima rimtas dėdės ir influenceris. Ten ispanus gali parsiduoti. Nu, jeigu yra panų, kurios nori mane nupirkti, galim. Pohui. Jeigu yra panų, kurios mane perka, aš galiu pohui man. Už kiek žadi būti Tenerifei gyventi? Ten ima... O tai tu influenceris, taip? Magregoras prievartautojas. Tai toks asocialas. Įmečiu 100 eurų, to aš tai užblokuosiu už melą. Kiek reklama pas mane, žiūrint ko. Jungle Kingo asocialai tai yra Paršas, Voverė, paskui Minedas, paskui dar ten Paršas, Minedas ir dar Magregoras, jo. Čia yra asocialai. Tai ką reiškia influenceris, nuomonės formuotojas? Taip, faktas, aš esu nuomonės formuotojas. Nebūčiau. Suformuok man nuomonę. Dabar aš biškį pasiėmęs pauzę, pertrauką nuo influencinimo, bet dabar biškį ir įsimės. Kokią nuomonę formuoja? Kad Lietuvoje turi būti laisvė, kad Lietuvoje turi būti žmogaus teisės, kurių nėra, ir kad žmonės turi, kad ginti, saugoti, padėti, turi daryti savo darbą. Toliau. Mūsų valdžia dėl žmonių nesirūpina. Nichuja nesirūpinam. Svarbu savo kišenės prisidėti. Aukojam užsieniečiam, o patys savo neturim. Kaip pasistatyti stadiono, kaip apskritai keliai, ką panašu. Yra skurstančių žmonių Lietuvoje, va kur valdžia galėtų dėti pinigus. Jeigu valdžia atsisuktų į savo žmonės, kurie juos išrinko, tai patikėkit manim, būtų visai kitaip. Įsirinkot Nausėdą dar antrą kadenciją. Ir kas iš to? Galėjo Šimonytę paeksperimentuoti, bet nebūtinai reikėjo išrinkti Nausėdą, blėt. Išrinko Nausėdą, kai jis nieko nenuveikė per tuos metus ir dar tuos 4 ar 5 metus nieko nenuveiks. Bet pohu išsirinko. Kas kaltas? Lietuvoje niekas ir nesikeis. Reikėjo bent pabandyti suteikti šansą. Aš sakau, kad jinai geras mintis turi, bet dėl žolės legalizavimo mane labai suintrigavo. Sugundė.
Jeigu apie politiką... Bijai, atkutai. Sveiki. Labas, girdime? Labas. Kaip? Žiūriu jau atkutai, oloj verkiai, meldėjusi, bet jau gyvybingas visas. Jūrą įsimaudžiau, prieš jūrą įsimaudant pavalgiau tada. Kai skrandys nors šiek tiek užsipildęs, yra žymiai geriau negu tuščias, žinai. Alkanas žmogų organizmą, kai žmogus yra alkanas, labai pritraukia negatyvios liūdnas mintis. Čiužinys nori, kad jį atblokuotum, nori su tavim pakalbėti. Aš nenoriu apie jį kalbėti, tegul man grąžina už telefono sugadintą. Nu tai gal ir susitarsit? Sako, užmuškit tą, kas ta šiukšlė. Tai kad tu esi didžiausia šiukšlė. Bet iš tavo bendravimo tai įspūdis, kad tu tikrai esi iš konteinerio, bet nors žmonės, kurie gyvena prie konteinerio, žymiai draugiškesni už tave. Blokada. Lukai, pas tave parašyta jokio heito, pozityvas, o pats va dabar kam taip? Tai pozityvas, aš heito atsakau pozityvas. Pozityvų. No. Nu, tai čia... Ilona, patvirtink, kad aš esu influenceris. Ne, nepatvirtinu. Patvirtink šitą faktą, žinau, kad patvirtink. Ne. Esu influenceris. Ne. Aš skatinu patriotizmą. Patriotizmą skatini? Tai grįžk į Lietuvą, mokėk Lietuvai mokesčius ir būsi patriotas Lietuvos. Aš mokėjau mokesčius, kol ten dirbau. O patriotė, o mokė Lietuvos himną? Taip, aišku. Nu bent jau pirmas eilutės pasakyk. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus. Lauk. Nu toliau, tai stiprybė semė. Lauk, netrukdyk. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus, man stiprybė semė. Ir paskui kaip? Tegu tavo vaikai eina. Nu žodžiu, Lukai, supratau, nemokė. O kas parašė mūsų himną? Kudirka, aišku, kad Kudirka. Tu žiūrėk nors kažką tai. Parašė, nu nahui. O kaip tu, Lukai, skatini Lietuvos patriotizmą? Kad reikia pastovėti už save kaip lenkai, kaip prancūzai, kaip vokiečiai, kai jie moka pasipriešinti prieš įstatymus, kurie nėra žmonėms į naudą. Prieš visas reformas žmonės eina, žmonės daro. Tai Lukai, pradėk nuo savęs, atvažiuok į Lietuvą ir šitą priešinkis, rodyk pavyzdį. Vesk minės paskui. Lukai, tai tu... Aš vienas bandydamas kovoti, aš tik tai save į kaliuzę pasisodinsi tą progą. Lukai, taigi tu sakai esi influenceris, tai vesk minės paskui save. Galėčiau būti kaip Žana Dark. O tu žinai, kad Žana Dark ant laužo sudegino, nori irgi, kad tave sudegintų? Karačia, aš noriu, kad Lietuva sugrįžtų tokia, kokia buvo LDK laikais. O ne? Nu ir kokios mūsų, iki kur mes buvom toliausiai nuėję LDK laikais? Iki Juodosios jūros. Prie kokio kunigaikščio? Prie Algirdo, Kęstučio. O kas Vilnių įkūrė? Gedimino bokštą pastatė? Kelintais metais? Gedimino bokštas, palauk. Gedimino bokštas tikrai egzistuoja. Kelintais metais, oi, neatsimenu, čia labai seniai buvo. O kaip atsirado Gedimino pilis? Pastatė? Nu ja, nu toks tu ir patriotas, Lukai, nu. Nu tai sakau, kad pastatė. Nu tai faktas, kad ne iš dangaus jinai nusileido. Tai pastatė su plytom, nu Dievo žygė, nematai kaip statyta. Dievo žygė ne iš medžio. Bokštas, nu tai sakau, kad bokštas. Да, бра, jūs охуели, esate čia smyžę. Nu tarkim,
Nežinau. Aš istorijos egzaminą išlaikiau ir man viskas ohanės zibis. Aš žinau, va, Žalgirio mūšio datą ir mano huinas zibis. Nu ir kokia data? 1:40. Saulės mūšis. 16. Saulės mūšis. Ką? Saulės mūšis. O, neatsiminto, Saulės mūšis nereikšmingas. Labai reikšmingas jisai buvo. Žalgirio, žinai, ir viskas užtenka. Lokalė, dar viena nepatenkinta. Kokia šiandien buvo vakar? Karūnavimo diena Mindaugo. A ne? Tai tu patriotas, tu turi mum atsakyti. Jo, karūnavimas. Mindauginės. Aš atšvenčiau oloj pasimelsdamas už visus. Ar tikrai tu už mus meldėsi, ar prakeikinėjai ten mus? Aš savo palaikytojų negaliu prakeikti. Nes tada degsiu Nu ar prakeikti. tikrai, Lukai, tu ir užblokuot gali, ne tik kad prakeikti. Nejaugi mano blokai yra toks svarus gyvenime etapas, kada gali Visiškai pakeisti ne. gyvenimą. Visiškai ne. Sako, kada gimtadienis Mindaugo. Nežinau, man atrodo, gimtadienis kažkuriame iš 12 mėnesių. Ir kažkuria iš 30 dienų. Atsipiskit nuo manęs, kurva heiteriai. Su savo čiužiniu, bet. Tau visas gerai? Jo, man po truputį, žinai. Renkamės sąskaitėlę Pauliuką. Ir va čia diskutuojam dabar apie istoriją. Vasaris. Ar tikrai, Lukai, vasaris turi Vasaris 28? turi 28 dienas, kas 4 metus. Kiekvienas mėnesis turi 28 dienas. Nu tai vasaris. Kiekvienam mėnesį yra 28 dienas. Būtent 28 dienas, jeigu ką. Nu, neparašyta, kad būtent. Parašyta, kuris Bet aš mėnesis turi argumentavau, 28. bet aš argumentavau savo atsakymą. Tai kaip ir nesusifeilinu. Nes aš atsakiau iš kitos prizmės. A jeigu sakytų, kiek kiekvienas mėnesis turi dienų, tai ne visi turi 28. Vieni turi 31, kiti turi... Tai jeigu turi 31 dieną, tai 28 diena ką, tipo, prasileidžia kažkur tai? Aš ne apie tai šneku, aš šneku visą apie kitą. Ne, tu ką tik pasakei, ne visi mėnesiai turi 28 dienas. Vien tik 28 dienas. Aš žinau, kuris mėnuo neturi 28 dienų. Nu, skelk. Ateik arčiau, pasakysiu. Ko aš nepdėsiu. Knibždėk. 13 mėnuo, kuris neegzistuoja. Gerai pasakiau. Aha. Kada tu mums pradėsi Tenerife rodyti influencerių? Renkam į sąskaitą. Tai kad tavo sąskaita bedugnė, ten kiek nemesi, ten vis reikia mesti ir mesti. Chebra, jeigu aš turėčiau suportą didesnį, negu turim dabar, tai mes galėtume važinėti po visur. Lukai, čia skamba daug mažai. Jeigu būtų toks suportas kaip pas Niežą, aš, man atrodo, ir Tailandė atsidurt spėčiau, ir dar į Puerto Riko nuskristi. Lukai, tu nesi gėjus, o Nerijų daug kas palaiko iš tos pakraipos. Ai, tai čia taip pat reik tap netaps pakraipos, ne? Kaip čia Nu tai jeigu tu taip save prilygini Nerijui, ane, ir pavydi jam,
Nu tai tada daryk viską, ką Nerijus daro. Visų pirma, aš esu imperatorius. Nu, Kodėl koks? Gerai, klausyk, dėl tavo suporto, Lukai, skamba, žinai kaip, pinigai šiandien, kėdės rytoj. Aš valdau TikToką, nes manęs yra visur prikelta, visur. Ir kas, kad prikelta, o kur nors yra kažkas protingo įkelto? Yra pas mane profilį protingai kelta. Nu tai tavo profilis, o apie TikToko platybės? Yra, kur pavyzdžiui ir gražių video, nes kiek yra ir gražių video, kur su Greta, pavyzdžiui, vestuvinės nuotraukos padarė. Ne, ten labai gražu, man tikrai labai patiko. Ten tikrai gražiai padaryti. Padarė vestuvinį nuotrauką. Palaikinau, repostinau, gal pasičekinti. Ten kažkur anoje anketa, ne šito. Ir viskas, ir tom pasiekimai TikTok'e baigėsi? Kad esame jau 5 metai su jumis. Aha. Šis nuostabus kanalas myli, bučiuoja ir siunčia linkėjimus. Jubiliejus, Ilona. Jubiliejus. Aš vis dar neužmotyvuota suportinti. Ilona, jeigu būtų mėnešą, aš tave taip užmotyvuočiau. Tai tu tada užrašyk, kad čia, tavo transliacijos tik vienišom. Taip, čia tik vienišom panelėm. O vyram čia dabar išeit visiems? Ne, šiaip jo išeikit. O video išeik. Nu, tai labas vakaras. O video išeik. Nori, kad 100 eurų įmeščiau. Nustebi. Aš rašiau tau dieną į laivą. Ką norėčiau padaryti? Ką padaryti? Atsiklaupk ant kelių karačią ir sakyk, kad tu esi ryžas duchas. Bet turi įmest pirmą 100 eurų. Bet tai jeigu tu to nepadarysi? Padarysiu. Padarysi? Padarysiu. Bazaras. Karačią įmesiu pydisą ir kai padarysi dar pydisą įmesiu. Blet. Apipisi kaip Algirdas. Seni, jeigu aš nečiulpiu mikrofono, tai štai tikrai padarysiu. Pas mane yra bazaras. 308 žmonių liudininkai. Aš atsisakau būti liudininkė šito įvykio. Kodėl? Gerai, pirsdum, įmesk pidisoką. Davai, bet dabar padarysi. Taip, iš karto, va, čia. Iš karto čia, ne? Bet garsiai ir aiškiai, ne? Taip, garsiai ir aiškiai, kad tik grįžtėsis per TikToką būtų. O paskui verksim, kad, čia kaip čia blemba tas lietuviškas žodis, pasielgiai taip, nes buvo be išeities situacija, Lukai? Taip, Ilona. Tai kam tu dabar taip darai? Tai arba turi imi 50 eurų ir viskas ir pasibaigia, nes garantuoju, kad taip ir bus, tu pasakysi, bus nufilmuota ir paskui... Gerai, Ilona, reikia šaibų, gerai, aš padarysiu tą užduotį, padarysiu, gerai. Laukiu 5 eurų sąskaitą ir aš tai padarysiu. Ir paskui verksi, Lukai, ką paskui apkaltinsi, o video mane ką dar apkaltinsi? Baik, Ilona, baik, palauk, sakyk. Ne, aš tau geriau iš gailesčio červonsą įmesiu, kad dar vieną kasaką susisuktum. Tai sakėjai, tai nebedarytų užduotis jau? Ne, pizdu gal nesižeminti čia, tai pagirdė. Ne, o video, tu daryk, ką nori, aš tiesiog pasakiau ir tiek. Čia yra tiesiog žiauru, čia Gerai, seni, aš padarysiu. Pizda net, na, baisu. Man 50 eurų labai svarbus pinigas. Aš padarysiu. Ką veiksi su to pydisu? Bandysiu išgyventi, pirksiu maistą. Kartais kaseką surūkysiu. O tai, Lukai, tu pavyzdžiui nenori nueiti į parduotuvę, nusipirkti produktų ir kai tu jau būsi kasojo videos, tau permės pinigus ir apmokėsi. Eik tu, netrukdyk, čia dėrybo. Geras dylas. Visą laiką trukdau. Taip, visą laiką. Geras dylas.
Tu aš tai užblokuosiu, sako, nemesti blokas. A jau galvojau, kad aš jau eilinį kartą bloką prasileidžiu. Padarysiu už 50 eurų, tikrai tai. Ne, aš tą prasme net nenoriu, kad tu to darytum, aš tik norėjau pasižiūrėti, ar tu ant tiek esi jau nusivažiavęs, kad tu sutiktum tokio dalyko. Aš jau esu nusivažiavęs. Nusivažiavęs, seniai, jeigu taip darai. Kas įmės 50 eurų, aš padarysiu jo užduotį, kuris pasakė. Picotas mesta. Baisu. Sustumsiu bet ką ant savęs ir į sąskaitą pinigėlių. Padarysiu bet ką. Už picotą? Už picotą, čia pizda chuja šaibų. Pasiūlykit užduotį ir šaibų kiekį. Aš padarysiu. Bet turi būti gera kaina. Kas tas yra? Ne. Už 200 eurų. Tu tik neturi? Plaukai. Ką plaukai? Mano plaukų nelieskit. Vakarėlį oloje padaryk. Pasidaryk meniu. Pasikarsime su 10 centų. What the fuck? Prišykt ant stalo